Aš pirmą kartą turiu ant scenos dūmus, tai nežinau, gal man ir pavyks užlipti. Labai faina, nes aš norėjau pradėti pasirodymą nuo to, kai aš užlipu ant scenos ir tokiu geru, senu roko rifu, bet pavyko gauti tik dūmus ir nederančią gitarą. Visą šitą stand-upą norėčiau skirti dūmams ir pradėti nuo savo citatos. We started from the bottom. We don't know how we managed to go lower. Sorry, nesusitvarkiau čia biškį, nesusidėjau. Pradžiai visą šitą tokį įžangėlę sudėt šitą stand-upą kažkam reikia dedikuoti. Ir aš galvojau, kam dedikuoti šitą stand-upą. Šitą stand-upą dedikuoju visiems žmonėm, visai kartai, kuri nedarė didelio mokykloje. Nes mūsų tualetai neturėjo durų. Ir kitas esminis dalykas, kam dar skiriu šitą dainą, nes gitara yra nederanti, nes grot su derančia gitara kiekvienas durnelis gali. Ir šitą stand-upą skiriu visiems tiems filosofams ir filosofėms, kurie užaugo ant to esminio klausimo, kuris skamba taip. Kam į Kuršėnus? A važiuoja kas nors į Kuršėnus? Tai šitas stand-upas tam dėkduoja ir šitas gabalas jums. Ar norite užvedančią gabalą? Kubų štirštos, kubų sveiko, sultis, morkų, uogų. Meškiukas kubuš parodys, suogų ir vaisių aruodus. Dabar labai norėsiu, kad surimtėtume, nes aš galvojau, kaip šitą stand-upą įvažiuoti, kaip jį padaryti, nes čia yra atsisveikinimas su senais bairiais. Ir aš išleidžiau senus bairius į gyvenimą, kur ten tėvai išleidžia vaikus, aš išleidžiu senus bairius. Ir visas tais bairis yra taip sudėtinga, nes kartais kai kuriuos yra labai lengva išleisti, nes jie tiesiog pasensta. Pavyzdžiui, aš turėjau tokį bairį, Jūratė labai mylėjo kastyti, nes brangesnių cigarečių neįpirko. Ir gaunasi dabar, tu jį gali išleisti, nes nebėra kastyčio cigarečių, nieks nebesupras. Bet yra kitų bairių, kur tu pasakai ir paskui žmonės užmiršta ir vėl jį gali sakyti. Pavyzdžiui, žinot, Marijampolėj katės nesako miau. Marijampolėj katės sako miau. Marijampolėj miau. O Žemaitijoje katės sako nu. Tai su tokiais bairiais, pasakai, užmiršti ir tada paparinės, kad tu nebesugalvosi, nes tu būna tokiai ypatingom vietom sugalvoji tokius bairius. Nes aš šitą bairį sugalvojau kažkada, kai buvau Žemaičių muziejui ir žiūrėjau, jeigu nežinojot, Žemaitijoje, kur yra Žemaičių muziejus, yra Sloike uždarytas paskutinis pagonio atodusis. Ten tiesiog, kai krikštijo jau paskutinį tą pagonį ir prieš pat nukredant lašui, jisai padarė Ir dabar ten veža vaikus rodyti, ten susižiūrėjo. Prieš 10 metų tenais vyko ES labai didelis projektas, dabartiniai kalboje tai būtų fondasosinis, nes tuo metu nebuvo slojikų ir tas pagonis atodusi tai išleido į puodynę. Ir buvo uždaryti ir ilgą laiką niekas nematė, koks yra tas atodusis. Ir prieš 10 metų atidarė ir perdėjo į sloiką ir kur pasakodavo, čia pagonis yra patys stipriausi, pagonis viską gali padaryti. Ir pasirodo, kad ten tas atodis buvo toks. Ir padarė išvadą, kad tiesiog buvo labai šaltas krikšto vanduo. Ir su tokiais bairis tada kartais juos yra labai lengva išleisti. Ir tada išleidai tos bairius į gyvenimą, bet tada kas dar yra sudėtinga dabartiniam laike, kad yra labai daug žmonių, kur pradeda aiškinti, kaip reikia juokauti. Nes visi ir visas pradeda suprasti, kaip reikia juokauti. Nes tu tada klausi, koks stand-upas patinka. Lietuvoje nėra nei vieno gero stand-upo, visas šūdas. Ir tu klausi, o tai tu matei kokį stand-upą ar kodėl? Man patinka juoktis. Ir aš tada galėčiau sakyti, antikoje nebuvo nei vieno gero filosofo. O iš kur tu žinai, tu domėjęs antikos filosofais, man patinka skaityti. Ir tada iš to seka ta kategorija žmonių, kurie sako, kad tu gali juokauti tik tais toks, koks pats esi.
Nu, nes, pavyzdžiui, jeigu tu esi storas, tu juokauji iš storų žmonių kiek nori, tu tyčiais iš storų žmonių, sakai, ką nori. Niekas nesako, kad jisai juokiasi iš žmonių su negali. Visi sako, koks linksmas dručkis. Jeigu tu esi mergina be krūtinės, gali juokauti, tenais iš merginų, niekas nesakys, kad ten body shaming kažką, vis sakys, o kas jai belieka. Tai lygiai taip pat dabar išeina, kad aš galiu juokauti tik tais iš žvairių. Aš galiu ten tyčiotis iš žmonių su regos negali, galiu sakyti, ką noriu, galiu sakyti, kad tenais žmonės ten neprimatantis negali dvigubų integralų išspręsti, niekas nesakys, kad aš iš tų žmonių tyčiojuosi, sakys, jis turi kitokį požiūrį į gyvenimą. Jisai kitomis akimis žiūri į humorą. Tada atsitiktų situacija, kur koksai humoristas pasityčiotų iš žvairių, mane pakviestų į valandą su Rūta, kaip etaloną ir sakytų, ar pasityčioju iš žvairių? Sakyčiau, ne. Nu ir tada visus žvairius nurašo, nes vienas žvairys pasakė, kad iš jo nesityčioja, tai vadinasi, iš visų nesityčioja. Ir tada vėl, kadangi dar yra socialiniai tinklai, viskas tada susideda į tokį vientisą dalyką, nes aš nebesuprantu, ką daryti, kaip rašyti dalykus. Nes, žiūrėkit, prieš šventes sugalvojau, toksai vienas mano postas paėjo biški viralų, nes aš norėjau, tokį biški sentimentalų parašyti, aprašiau savo mokyklą ir ten buvo du tokie esminiai dalykai. Vienas tai buvo, kad parašiau, aš atsimenu, kaip mane mokykloje mokytojai vadindavo genijum. Ir mane tai iki šiol inspiruoja. Ir tas kontekstas būdavo toks, kad mokytojai ką nors užrašo ant lentos ir tada sako, palaukit vaikai, nieko nesakykit, pažiūrėkim, ką genijus turi atsakyti. Pas tave visada tokie genialūs atsakymai. Šitą parašiau ir tada dar pridėjau, kad tie, kur mes esam karta be didelio mokykloje, mus mokytojai labai dažnai šantažuodavo su pieštuku. Dariau, raminkis, rašau tau dvejetą. Su pieštuku. Jeigu neapsiraminsi, dvejetas labai greitai virs tušinukas, pieštukas virs tušinuku. Bet jeigu apsiraminsi, gali ištrinti. Žiūrėk, jau dvejeto galvutė virsta su tušinuku. Bet dvejeto galvutė labai lengvai gali virsti į kilputę, o kilputė antrą į aštuonetą. Ir aš parašiau šitą postą ir tada tiesiog pradėjo man visokie keiščiausi žmonės rašinėti. Jau seniausiai nebėra popierinių dienynų, nesuprantu, apie ką jis čia rašo. Ir tada viršūnė buvo, kai tiesiog Darius nesvarbu man parašė, aš nesuprantu, kodėl čia tokie lenda ant mano sienos. Ir aš iš pat pradžių tam žmogui kažką norėjau paaiškinti, bet tada galvoju, pala, reikia pasižiūrėti, kas pas tą žmogų, nes vis tiek reikia kažkokios biškį empatijos ir suprasti. Ir aš tada suvokiau, kad mes esam socialinių tinklų Alzheimeriai. Nes mes scrollinam feedą ir viskas yra vienam tipo tam feedė. Tu scrollin naujienos, temų iš, ten šūdai iš temų, tada kažkoks giminaitis eketėjai. Tada man daugiausia ko meta Wikipedijoje, tai yra pusamžis vyras savais žodžiais atpasakoja Wikipediją. Panašus mūsų Facebooko feedas. Įdomus faktai apie kažką. Ir ten tiesiog savais žodžiais jis atpasakoja Wikipediją. Ar žinojot? Įdomu ten kažką. Ir aš tada žiūriu, ir kad čia yra toksai tiesiog socialinių tinklų bendravimo Alzheimeris. Žinot, kaip su dėduku, kuris turi demenciją, tu bendrauji. Vienas sakinys yra, kad tu esi jo geriausias draugas, tada anūkas, tada, kad jūs esat kare ir viskas taip vientisų tonu. Ir lygiai taip pat yra Facebook'e. Lygiai tas pats pusamžis vyras, ten atpasakoja Wikipediją, temų, žinios, draugas eketėjai ir man, kas galiausiai man numušė saugiklius, tai buvo Grybauskaitės sveikinimas kalėdinis ir po Grybauskaitės, kur aš nei seku, nei pastaruoju metu buvau, Pilaitės naujienos. Vientisų feedų, Grybauskaitė, Pilaitės naujienos. Pilaitės naujienose nufotkinta moteris iš nugaros per langą ir parašyta. Stasys parašė. Pamyžo po mano langu ir nieko nepasakius nuėjo. Ir tu žiūri, sveikinu su kalėdom, pamyžo po mano langu ir nieko. Ir tu tiesiog pratęsi Grybauskaitės sveikinimą tuo myžalu. Ir aš tada pradedu galvoti, okei, pradžiai, o kas čia yra blogai su to pamyžimu? Ar blogai, kad pamyžo? Ar blogai, kad nieko nepasakė? Ar Stasys būtų nepasitenkinęs, jeigu, ta moteris tiesiog būtų pamyžus po langu ir sakys, aš pamyžau po tavo langu.
Ir Stasys geras. Super, ačiū, kad informavai. Gerų naujų metų. Matei, Grybauskaitė gražų sveikinimą įdėjo. Ir žinot, ir tada su ta komedija prasideda tokia problema. Žmonės nebesupranta, kaip viskas dėliojasi. Nebesupranta, kur yra apgaulė, o kur yra melas. Kur yra vaizduotė, o kur yra fantazija. Žmonės nebežino, rūkala ar gražtgarsė, spausdintuvas ar printeris. Dėl to reikia tokių nesisteminių komikų kaip aš, kad mes čia viską išspręstume šiandien. Žinot, aš nebesu tas sisteminis komikas, kuris ploja, kai lėktuvas nusileidžia. Ne. Kai lėktuvas nusileidžia, aš nebeploju, aš iš karto atsistoju, lėktuvas važiuoja. Ir man čia įsirėmęs tas bagažo skyrius, aš susijungiu su matrica. Ir man padiktuoja, kad aš esu suverenas. Man galioja jūrų įstatymai stand-upų. Nes, žinot, sisteminiai komikai visi yra tokie patys. Jie užlipa ant scenos, jiems žinai nieks nerūpė, sako, o žinot tą jausmą? Kai turi merginą. Aš irgi žinau tą jausmą. Žinojau. Bet jūs, panos, tai duodat. Aš 2 panas girdėjau gatvėje kalbant. Viena sakė, blet, aš ant celibatų sėdžiu. Kita jai atsako, iki kada, kodėl? Jinai atsako, blet, iki kol belekas. Aišku, būna tų sisteminių komikų, kurie nori būti biški tokie edgy. Prieš religiją, pavyzdžiui. O jūs klausot Marijos radijo? Žinokit, labai rekomenduoju klausyti Marijos radijo. Tik tai ten, kai girdit žodžius melsis, pasimelsti, melskimės, pakeiskite žodžius dulkintis, pasidulkina ir dulkinkimės, broliai ir seserys. Kiekvieną antradienį ten yra laida Maldos galia. Štai Antanas jau 3 metus nesimeldė. Beveik buvo netekęs darbo. Jo šeima buvo ant iširimo slenkščio. Kai vieną kartą jis netyčia įsijungęs Marijos radiją, suvokė, kad jis jau 3 metus nesimeldė. Ne tik su ranka, bet ir su savo žmona, su niekuom. Jau tą pačią dieną iš mokyklos anksčiau parėjęs jų sūnus Darius aptiko tėvus besimeldžiančius. Tai buvo puikiai pradžia. Tai tokie būna tie sisteminiai komikai. Ir mes dabar nesisteminiai turim išspręsti problemą, nes svarbiausia yra, kad tiem sisteminiam komikam nerūpi mūsų pats svarbiausias. Nes Lietuvo žmonės, bet kalba yra wow. Lietuvių kalbą reikia savo, žmonės pakenties, kalbą reikia saugoti. Dėl to, nes būtent kalboje yra visa mūsų išmintis, dėl to, kad mes čia esam, būtent kalboje yra. Nes jūs įsivaizduojate, kiek kalboje telpa mūsų išminties, tokie, pavyzdžiui, dalykai kaip yra. Kiek daug išminties. Užsieniečiai izlaikis. Jie nesupras. Net mūsų kaimynai Lenkai nesuprastų. Yra kaip yra. Arba kitas išmintingas dalykas. Kas ieško, tas randa. Wow. Nieks nesupras, net dirbtiniam intelektui įvesi, jisai nesupras, jisai užlūš, aš galvos, kažkokia čia prasmė, čia nėra. Ir mes lietuviai tai suprantam, dėl to reikia saugoti tą kalbą, nes yra pats toksai esminis posakis. Visokių yra? Ne. Kažkas sakė, visokių reikia. Čia pasisteminis tokie dalykai būtų. Mes adaptuojam pagal suverenų įstatymus. Visokių yra, visokių nereikia. Ir pats svarbiausias dalykas yra, kad problemos, kurios kyla dėl jų. Ir tai yra, žinot kas? Dėl ko? Gėjai. Būtent dėl jų
Ir dabar aš noriu, kad kaip tikram nesisteminiam stand-up'e, kaip žmonės, kurie atėjo ir rūpi jums kritinis mąstymas, aš jums įvardinsiu problemą, o jūs chorų šauksit kalti gėjai. Mes turim išspręsti ir išeit su katarsiu, su tikra nesistema. Taigi pasirepetuojam. Globalinis atšilimas. Labai puikiai. Cancel culture. Lietuva buvo priversta turėti 10 litų, kuris yra žydras ir su 2 uniformuotais šaunuoliais. Gražulio nėra Seime. Grybauskaitė Šimonytė neturi vyro. Lietuvoje nėra tos pačios lyties partnerystės. Jei ką šitą medžiagą aš panaudosiu prieš jūs. Bet, kad mes galėtume pereiti į kitą lygį, truputėlį trūksta autoritetų, žinot, nes tai, ką aš čia kalbu, neturi jokios prasmės, jeigu nėra autoriteto. Labas vakaras. Mano vardas yra Arvydas ir aš jums truputėlį norėčiau pakalbėti apie autoritetą. Nes aš nuo autoriteto esu labai stipriai nudegęs. Aš paskutiniu metu tiesiog nebegalėdavau žaisti krepšinio, nes mano autoritetas būdavo toks didelis, mane bijodavo pastumti, mane bijodavo mest per mane taškus. Ir aš įsivaizduokit, aš tokių dalykų esu atradęs. Žinot, kokią esminį? Dabar jums pasakysiu. Esminis dalykas, kurį aš esu atradęs, kodėl karvė yra laimingas gyvūnas. Nes karvė yra vienintelis gyvūnas, kur jeigu karvėje nutupia musė, va čia, ir jinai gali pajudinti tik tais tą odos lopinėlį, kur yra musė. Jei nereikia nieko ten kratytis ir ten žiūrėti, jinai pajudina tik čia. Kikšt. Jaučiat? Aš tokius atradimus padaręs. Ir aš vis tiek turėdavau žaisti krepšinį. Aš pasakodavau žmonėms, kad gal tai geriau žaisti krepšinį. Aš truputėlį jaučiuos kaip Žemaitė. Nes Žemaitė, visi žino, kad Žemaitė buvo Amerikoje ir žino, kad jinai yra rašytoja, nors niekas nežino, ką jinai rašė. Taip pat ir aš buvau Amerikoje ir žaidžiu krepšinį. Tiesiog yra labai viskas sudėtinga, nes aš žinot, kartais pagalvodavau, kad aš norėčiau būti toksai super herojus, žinai, sukurt personažą. Ir aš irgi pasakodavau vyram Rūbiniai, sakydavau, vyrai, ar kada susimąstėt, kad nėra personažo moters katė? Nu, yra moters katė, ką aš šneku, yra moters katė, bet nėra vyro katino. Ir aš jiems pasakodavau, sakydavau, žiūrėkit, aš toks įlykščiau į lateksą ir būčiau pasiruošęs išspręsti svarbiausią problemą, kur ten staiga aš matau dangui užsidega vyro katino siluetas ir man reikia padėti šokošant į savo mašiną ir važiuoju ir atvažiuoju ten tiesiog kažkas į sniegą užklimpęs. Nuvažiuoju kažkas ten per raudoną pravažiuoju, sakau, čia policijos reikalas. Ir vyrai manęs nesuprasdavo apie moterį katiną, aš jiems neatsakydavau miau. Mesgi ten susižiūrėjau ir tada aš prisipažinsiu jums. Pradėjau kartais piknaudžiauti to autoriteto. Nes aš darydavau tokius baikas, tokius, oi, neklauskit, žinokit. Mes neklauskit, aš tiek galvoj prisijuokdavau. Pavyzdžiui, labai mėgdavau užeiti į benzino kolonėlės tualetą. Ir žinot, ten, kur yra tas sąrašas su kas valia tualetą. Aš ten visada prezidento vardą parašydavau. Buvau atkalęs jo parašą. Ir žinai, aš vieną kartą rašau Nausėdos vardą. Ir man kažkas bikšt į nugarą. Ir sako, ką čia darom? Aš sakau, Nausėdos vardą rašom. Error. Užlūžo. Tada labai mėgdavau tokį dalyką kavinėse. Kavinėse vien tik errorus aš su savo autoritetu žmonėm teikdavau. Žiūrėkit, nueinu į kavinę, užsisakau valgyt ir slapta, kol
padavėjai nemato, išlaižau lėkštę. Ateina padavėjas, sako, ar skaniai pavalgėt? Sakau, kodėl jūs man tuščią lėkštę atnešė? Error. Aš čia nesustoju. Pasiemu bokalą, kurį turėjau, einu į lauką ir apsauginis mane sustabdo. Į lauką išsinešti negalima. Aš ne į lauką, aš namo nešuosi. Error, tuoj pakviesiu administratorę. Ateina administratorė, žinai, sako, tai jūs į lauką išsinešti negalime, aš ne į lauką, aš namo. Administratorė vienu klausimu geresnė, žinai, jinai sako, tai jūs norit pavogti šitą bokalą? Sakau, ne, aš jį noriu parsinešti namo ir naudoti jį ten amžinai. Error, nu, žodžius, to autoritetų. Ir šiaip, kadangi aš jau čia naudodamasis progą apie to autoritetą, kur ten, tipo, parodija buvo sisteminių komikų, tai jisai pats anksčiau tiesiog tos bajerius kaip savo sakydavo. O dabar noriu paskutinių savo atradimų pasidalinti su jumis, nes esu pastebėjęs, kad jeigu, Šilansko anekdotai, jeigu nusibosta, tai Šilansko anekdotus reikia kartu paleisti su regio muzika. Vienam lange regi dub instrumental, jokio laiko ne. Kitoj pusėj Šilansko anekdotai. Paimk mane į medžioklę, va. Klausyk, Antanai, žadėjai. Ką žadėjau, tą išpildysiu, bet ne per naujus metus. Naujametinė medžioklė grynai vyrų medžioklė, bobų nebuvo, nėra ir nebus. Klausyk, Antanai, 20 metų buvau tau varovė, ne? Per purvą, per lietų, per sniegą, per balas variau žvėris. Galų gale išlaikiau egzaminus. O, turiu leidimą šautui, medžiotojo bilietą, paimk į medžioklę, va. Nuo senų senovės naujametiniai medžiokliai bobų nebuvo, nėra ir nebus. Autoriteto kokie atradimai. Aš niekada negalvojau, kad savo stand-up'e aš kada nors reklamuosiu Šilansko anekdotus. Bet buvo dėl to, kad aš per LRT neseniai pamačiau reportažą, kur vėl reklamuoja visokius santykių ekspertus. O šiaip santykių ekspertai tai yra tiesiog Šilansko anekdotai, bet nejuokingai. Ir kadangi čia yra atsisveikinimas su mano senais bajeriais, aš pradėjau galvoti, kaip aš darysiu karjerą. Aš tiesiog galėsiu pasakot bajerius nejuokingai, bet sakysiu, kad aš esu santykių ekspertas. Užsidėsiu megztuką ir galvojau, kad reikės kažkokį partizaninį marketingą daryti, kur reklamuoti šitos kursus. Ir aš jau radau, kur aš juos galėsiu reklamuoti. Aš juos reklamuosiu, žinot, ant tualetinio popieriaus gilzės, tą, kur lieka. Kai išnaudoji ir aš ten parašysiu. Prieš ką nors darydamas įvertink savo galimybės. Nori žinot, kaip elgtis su moterimis? Paskambink. Ir aišku, yra žmonės, kur sako, aš nuėjau tos kursus ir jie veikia, dėl to jos rodo. Jeigu tu nueitum į telefoninių sukčių kursus, jie irgi veiktų. Ir aš dabar noriu jums, nes mano scenos partnerė čia irgi yra, tai yra Malka. Ir Malka, mes su Malka truputėlį padiskutuosime apie vyrų kalbą. Nes yra toksai Malka labai puikiai moka impersonizuoti žmonės ir jinai jums padarys impersonizaciją veidoskaitininko Sadausko. Irgi negalvojau, kad čia bus product placement, bet labai rekomenduoju. Veidoskaitininkas Sadauskas, jisai sakė, kad veidoskaita jam padėjo, jisai net veterinarą renkasi pagal veidą. Jeigu kartais norėsit būti veidoskaitos guru, jis turi Sadauskas veidoskaitos masterclass. Tenais galit nusipirkti už 200 eurų viso kūno veidoskaitą. Bet jeigu neturit pinigų, pavyzdžiui, galit nusipirkti ausies kursą.
už 15 eurų. Ir jūs galėsit veterinarą pasirinkti pagal ausį. Dėl to aš dabar pakalbėsim apie vyrų kalbą. Jūsų aplodismentai ant scenos Malka. Malka, kur tu esi? O! Dar kartą paploja Malkai, nes Malka yra... Kadangi aš nesistengsiu viską, man reikia čia pačiam, žinai, darytis. Malka, ką tu gali pasakyti apie vyrų kalbą? Ir tai atsikėlė. Ir dabar jisai sako pats savo. Vat atsikelsiu, nueisiu, nusipirksiu 2 žaibo, žiūrėsiu krepšinį ir po to, ta prasme, kažkur ten gulės ant sofos ir panašiai. Tai va, Malka mums impersonizavo tikrą kursą iš Sadausko. Aš jūs update'inu. Čia yra kelių metų kursas, bet pas jį referencas yra Žaibo alus. Žaibo alus yra tie, kas buvo mokyklai 2004 metais. Aš su tais anekdotais, aš parinos, kad aš čia kažkokį, Jūratė mirėjo kastyti, nes brangesnių cigarečių, jam pofik, jam Žaibo alus dar po 30 metų geroj vietoj bus, bet žiūrėkit, jis pasakoja moterims apie vyrą, kuris sako, vyro kalba yra tokia, kad jis atsikelia ryte, įkals 2 žaibo ir žiūrės ant sofos krepšinį. Labai geras vyras. Ir dabar, vat, kur jūsų pagrindinė klaida yra? Supratot, moteris? Jūs gyvenat bute su vyru, kurio vyro loginė grandinė yra atsikels ryte, įkelsiu 2 žaibą, eisiu žiūrėti krepšinio. Moteris, kur jūsų pagrindinė klaida? Galbūt, paspėliokim, pavyzdžiui, galbūt jūsų klaida yra, kad jūs gyvenimą švaistot su ne tuo žmogum. Galbūt. Vyras įjungia tą loginę grandinę, užsidėjo vieną batą. Atbėgat jūs ir ką darot? Vyras įjungia tą loginę grandinę. Įjungia loginę grandinę, užsidėjo batais. Jau jūsų problema yra tai, kad ką jūs darot. Bet jis įjungia loginę grandinę ir jūs ką darot toj loginiai grandiniai? Galbūt prieinat ir sakot, 10 ryto ir žaibolus gal nelabai, nes žaibolus 9,1 laipsnio. Galbūt nuo Tuborg pradėk, ar nuo Utenos Mėlyno, jeigu mes... Galbūt mielas vyrė, galbūt fizo išgersit. Nupirk pieno ir duonos. Vyro loginė grandinė šitam siūlė, čia pieno ir duonos niekur nėra. Jaučiat? Jaučiat jūs tipo vyras, tas loginė grandinė ir jūs ateinat, matot žaibas, ten kažką ir jūs sakot, nupirk pieno. O pas jį jau ryte suplanuota loginė grandinė, kas aišku yra tokių vyrų, bet esmė tai yra tame, kad kur jūsų problema, moteris, kad jūs jo prašot pieno. Esat siuntę vyrą į parduotuvę su sąrašėliu? Vis tiek sugeba 3 daiktų nenupirkti. Čia jau dabar bando releitinti, čia yra tiesiog vientisas požiūris, jis dabar jau čia bando su jumis releitinti. Kur iškart peršoka nuo pieno, nes jūsų problema, ir tada jau bando suverst ant vyro kalnės. Žinai, siuntėt vyrą į parduotuvę. 3 dalykus nupirkti, sugeba tik 2 nupirkti. Nes, nežinai, vyrai, pas mus vyro attention spanas yra, žinai, kaip pas paauglius, yra ten 15 sekundžių, žinai, ten buvo, pas paauglius, nebesulaiko to dėmesio paaugliai dabar, žinai, judu LT buvo paskaičiuota, kad bilietą nusipirkti kainuoja dėmesio į 16 sekundžių. Turėjo sumažinti iki 14, nes paaugliai bilietų nebenusipirka. Ir klausimas, kodėl? Jisai tą jūsų sąrašėlį truputėlį kitaip mato negu jūs. Jūs matot visą šaldytuvą, o vyras mato bulkos 2. Suprantat? Moteris. Vyrai, mes kitaip sąrašėlį matom. Jūs ten kažką užrašot, pipirų, druskos, mes matom bulkos 2. O jūs matot visą šaldytuvą.
kokia kalba gal užrašyta, gal kažkokiais hieroglifais, kur ten žinai, kur su, ką matai šitoj dėmėjai. Jūs bandote taškų sistemą šitam sąraše jam perduoti. Jam nereikia taškai. Ta prasme, kai yra daug taškų, jam turi būti vienas dalykas. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs atitikti bukus, jūs parašė buk. Jeigu sutikėt bukas vieną, nuo trečio punkto sąraše prasidėjo lempučių sproginėjimai. Jis eina pagal tą savo loginį grandinį buko skyrių, pasiima 2 bulkas, įsidėlė. Tada jam logiškai, jeigu nori, kad iškėliau tikresnis rezultatas, duokit jam tušinuką, kad tai bus antra. Kaip tai veiks? Supratot? Moteris, jeigu siunčiat vyrą į parduotuvę su sąrašu, duokit jam tušinuką. Ir žinot, jis paaiškino, sakė, kaip tai veiks. Kaip galvojat, kaip gali veikti vyrui tušinukas? Dar kartą paklausom. Jūs bandote taškų sistemą šitam sąraše jam perduoti. Jam nereikia taškai. Ta prasme, kai yra daug taškų, jam turi būti vienas dalykas. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs atitikti bukus, jūs parašė buk. Jeigu sutikėt bukas vieną, nuo trečio punkto sąraše prasidėjo lempučių sproginėjimai. Tai tiesiog, jeigu siunčiat vyrą, parašot, tiesiog jeigu reikia jums 8 daiktų, vyrai parduotuvę siūskit 4 kartus. Nes atsiminkit, jūs, žinai, visą tą sąrašėlį matot, ačiū Malka. Nežinai, ir tada aš tada irgi galvoju, okei, aš pradėsiu tos savo kursus daryti ir kur atrodo, kur galėtų būti kažkokie užuovė, žinai, kažkokie dalykai, kur gal kažką pritaikyti. Nu tai pradžiai aš dar noriu vieną prieš pereinant prie knygų, nes aš vis galvoju, žinai, kur su tais anekdotinės, žinai, čia bairiai, čia visada humoristai, čia kažką pošli, čia dalykai, bet dabar biškai papošlinsim, paskui vėl sugrįšim prie knygų, nebijokit. Tai aš noriu pasidalinti labai fainą knygą, nes aš galvoju tokį vieną iš projektų, pavyzdžiui, padaryti. Čia knyga yra 95 metais išleista knyga mums vyrams, nes knyga yra parašyta 3 kalbom. Ir čia knyga yra vienintelis man žinomas egzempliorius, kuris sujungia Šekspyro sonetus ir dročinimą. Nes šita knyga yra tiesiog randominės lietuvių moterų nuogos nuotraukos ir šalia parašyti Šekspyro sonetai. Čia savaime nebūtų nieko blogo. Žinai, jeigu būtų tik tai sonetais rašyti, bet aš dėl ko atsirado tas dročinimas, nes sonetai yra parašyti 3 kalbom. Tai labiausiai, ir čia viršų yra parašyta Das beste aus Litauen. Iš karto taip norės, žinai, paimti ir tą knygelę čia susižiūrėti. Ir aš galvojau, okei, tai yra žiauriai fain, va, tiesiog speneliai ir taip mes draugaujam savo akimis. Tave bandau aš sieloj nutapyti. Ir aš galvoju, bliamba, žiauriai geras, aš tiesiog noriu šitai kelti ir Facebook'e ir galbūt jaunimas sudominsiu Šekspyro sonetais. Aš tapsiu koksai alternatyvus mokytojas, išmoksiu jambą atskirti nuo ditirambų ir ten taip toliau. Ir aš pistikeliu šitą nuotrauką ir užbaninu, nes penelių negalim rodyti. Aš tada pradedu galvoti, okei, ką reikia daryti. Tada ir čia prasidėjo mano tas principas, tai aš čia esu pasakęs, bet aš noriu, įkeliu šitą nuotrauką ir, ją užbaninu. Tada galvoju, ką reikia padaryti. Tada aš užblūrinau spenelius, leidau į Facebooką nuotrauką. Tada aš taip pagalvoju, okei, padariau vieną didelį spenelį. Leido nuotrauką. Eina savo, galvoju, super. Tada aš tokius savo spenelius užmontavau. Irgi praėjo. Ir eina savo, tada galvoju. Tada net tokį žiaurų buvau padaręs, nes vietoj spenelių čia tiesiog įdėjau tokį, čia buvo kelias nuotraukas, ten buvo šitą vietoj spenelių, čia tiesiog taip iškatinau ir tiesiog į foną ten įdėjau mažus pimpaliukus. Irgi praleido tą nuotrauką. Tada galvoju, kaip toliau, kaip pasidalinti šitą nuotrauką Facebook'e. Tada aš paėmiau tuos spenelius ir čia padėjau. Ir neužbaninu nuotraukos. Tai žodžiu, aš kadangi toks kaip alternatyvus mokytojas, vis tuos spenelius noriu artinti. Ir kai aš rasiu jau pačią mažiausią atstumą, kur net nelabai akį išvelgsi, aš tą atstumą pavadinsiu Raibio konstantą.
tada mes sukursim startupą, appsą, kur merginos įkelia nuotrauką į tą appsą, tada tas appsas automatiškai per raibio konstantą ir uploadina nuotrauką į Instagramą. Ir mes Instagrame turėsim ir pusnuogių vyrų, ir pusnuogių moterų. Nu, nes, tai va, tai aš kažkaip ir šitą knygą, bet galvoju, okei, gal čia kažkaip reikėtų kitų dalykų, kažkaip pradėti po mokyklas, nes aš vis tiek kažkaip noriu tos knygas, kad žmonės ten skaitytų ir taip toliau. Ir net, pradėjau tada galvoti kažkaip, nes kilo man čia toks dalykas, kažkada taip pat su tom knygom pradėjau galvoti, kad yra, žinot, jeigu LRT bet kurios laidos vieną žodį pakeitė į Pachmas, gali sudaryti visą Pachmų skalę. Gustavo Pachmas. Pirmasis jūsų pachmėlas. Keliai mašinos Pachmas. Po vakarėlio važiuoji namo ir nežinai, pūsi ar neįpūsi. Duokim Pachmo. Čia yra mūsų vyresniai, be didelio mokykloje kartai, kur tu atsikeli ryte ir galvoji, o, nėra Pachmo. Bet tu žinai, kad tavo organizmas tiesiog lėčiau skaldo alkoholį ir vakare tau bus Pachmas. Ten auksinis Pachmas, sveikinimų Pachmas, Pachmas su ten Kelmickaitė, kur tu atsikeli, su kuo nenori atsikelti. Ir aš pradėjau visokius tokius apie gerimą kažkaip galvoti ir tada pradėjau galvoti, blemba, gal būtų galima tiesiog po mokyklas, nežinot, yra tais rašytojais, kad sako, turi gert, kad, turi kuo daugiau gersi, tuo geriau rašysi. Ir aš kažkaip galvoju, nesąmonė taip yra. Tai reikia kažkokį rasti prastą rašytoją arba rašytoją, kuris buvo labai geras, bet tada nenustojo gert ir tada tapo prastas ir jo knygą vežiot po mokyklas ir sakyt, vaikai, jeigu nenustosit gert, tokius šūdus rašysit. Ir aš ieškojau knygos ir aš radau vieną tą knygą. Bet prieš tą knygą, tai pradžiai norėčiau, kad padarytume shout-outą Mickevičiaus bibliotekos darbuotojų. Aš geresnių žmonių, kaip Mickevičiaus bibliotekos darbuotojas, nesu sutikęs. Jokie algoritmai nieks neveiks taip, kaip Mickevičiaus bibliotekos darbuotojas, kur tu ateini, sakai, aš ten norėčiau tos knygos išleistos ten tokiu melsvu viršeliu. Kam skambina varpai? Jo, ir tada, bet geriausias tom Mickevičiaus bibliotekoms darbuotojams būna tas, kai tu nuneši knygą ir tau yra prisikaupę delspinigių, bet jos jaučiasi kaltos dėl tavęs. Ir jos bando tave gelbėti, bet kurią kainą. Nes tu ateini, sakai, norėčiau grąžinti knygą ir Penkis metus negrąžinau. Kur buvom tiek laiko? Linksmai gyvenom, ne? Žiūrėkit, yra prisikaupę 25 centukai. Žinokit, jeigu būtumėt praeitais metais atėjęs, kai dar tų kompiuterių nebuvo, aš būčiau ten nurašius. Bet dabar tie kompiuteriai. Ir tu jau nori sumokėti ir tada palaukit, aš pajudinsiu. Ir jinai tai pasako taip nekaltai, bet tu įsivaizduoji, kad jinai judina kažką kaip kokie, žinai, reketininkai atvarytų 95 metais. Pajudinsiu. Galim čia, žinai, tą PVM mes pajudinsim. Grįžta pajudinusi. Žiūrėkit, Domai, mes čia vakar su kolegėm vaisvandeniu gėrėm. Kas kitas sako vaisvandeniu? Mickevičiaus bibliotekos darbuotojas. Ir žiūrėkit, kaip tik yra 6 taros buteliukai. Jeigu jūs juos nusinešit, dar jums liks 35 centų. Dar galėsit 130 metų knygos negrąžinti. Ir tu jau stovi gerai, galvoji, blemba, čia kur čia Trakų gatvė arčiausiai taromatas yra. Domai, jums tas, kam skambina varpai, jūs gal paskaitykit, aš pati nunešiu. Ką jūs čia vardinės? Ir tada, aišku, jinai tenais nuneša, tai žodžiu, aš su ta knyga tikrai galėsiu važinėti 5 metus po mokyklas. Ir čia yra knyga, kur
vienas yra iš pavyzdžių, kaip galima, kad jeigu nenustosit gert, kas gali atsitikti. Alkoholis yra baisi šiaip priklausomybė ir rašymai nepadeda, nes knyga vadinasi Vyno kopija. Vaikam vežiočiau, aišku, esmė yra tokia, kad Kęstutis Navakas buvo žiauriai kietas poetas. Ir net aš buvau paskaičiavęs tokį dalyką, kad Užupio krantiniai yra butai, ten išplanavimus, kai paleido naujus butus, butai vadinosi skulptorių, tapytojų, poetų. Aš net buvau paskaičiavęs, kiek Kęstučiui Navakui būtų reikėjo parašyti knygų, kad jisai nusipirktų Užupio krantiniai butą poetų išplanavimo. Tai jam būtų reikėjo taip dirbti panašiai 1309 metus ir galbūt jau būtų galėjęs gauti paskolą tam butui. Tai žinot, sunki tai yra poeto dalia, bet knyga, tai pavyzdžiui, aš noriu pasakyti, kad čia knygoje yra aprašyti, nes knygos esmė yra tokia, kad ją rašė Kęstutis. Vienas iš knygos veikėjų yra K didžioji. Žinai, nenoriu sakyti, kad čia yra kažkokių bendrų sąsajų su gyvenimu. Tikrai greičiausiai ne, nes čia romanas, žinai, čia viskas yra išsigalvota. Knygoje nėra nei vienos personažės moters, kuri intelektą turėtų daugiau negu 15. Tiesiog tenais yra tokių labai daug, kur prie jo prieina moteris ir sako, mums tai patinka, kai jūs čia kalbate užsimerkęs. Gal papasakokit, ką nors man apie Pirmąjį pasaulinį karą. Ir jisai tada dėsto, aš pažiūrėjau į ją, jinai neverta įsimylėjimo, dėl to jai nebepasakau apie Pirmą pasaulinį karą. Knygoje yra bet čia nugarėliai tik tais moterų recenzijos yra. Stebėtojas įrodo, kad valkatavimas ir prasigėrimas gyvenimą gali paversti svaiginančiu meno faktu. Aš žinai, kai baigęs VGTU, vis mėgstu patikrinti dalykus. Aš noriu, nuo ko, žinai, prasideda knygoje, nes čia, žinai, tai grožiniai lietrūdų tu gali bet ką išsigalvoti, kur, žinai, yra parašyta gelžbetonis. Štai kas puoštų merginą. Kaip miestą naujas tiltas. Jeigu ji būtų atėjusi gelžbetoniniais auskarais, įsiminčiau tai 26 megapikseliais. Aš kaip durnelis, tipo. Kaip durnelis. Po nedarbo kalendoriaus sakė, kaip su Cigetoj scenoje gražiai atrodai. Šitą bitą remia plaučių vėžys. Aš, žinai, kai baigęs VGTU pradėjau čekint, ką reiškia tais 26 megapikseliais. Ar čia yra kažkoks fotikas, kur 20 nėra, nieko nereiškia. Važiuojam toliau. O juk 80% tavo energijos žmogus gauna iš oro. Vaikai, chemiją mokinkitės ir fiziką. Iš oro gaunam. Ir žinai, čia dabar toksai mažas nuokrypis, nes dažniausiai ką gauna stand-uperiai, kur tu darai stand-upą, visada atsitinka toksai bairis, kad tipo, čia stand-uperiai pošliai, čia stand-uperiai kažką nieko, nes jeigu tu pasakai bybis, jau yra blogai, bet jeigu rašai tokius dalykus kaip kadaise, senokais laikais yra buvęs dar įdomesnis nuotykis, pizda, jaučiat, koks bus įdomus nuotykis. Irgi jau miegojau, tuometinė žmona buvo išvykusi ir jaučiu, kad gali ateiti viena to meto fakultatyvinių merginų. Fakultatyvinių, koks nuotykis, ta prasme, ne tie stand-uperiai čia, žinai, tie stand-uperiai pošli. Stand-uperiai pošli. Tamsa. Šalia iš dangaus nukritusi mergina, kurios nematau ir net pažįstu. Be to, ji man nieko nesako. Ji man tik tai kvėpuoja. Telieka bučiuotis. Tai irgi informacijos šaltinis. Jos seilės turėjo saulėje vytintų pomidorų prieskonį. Tai reiškia, kad jai jau 36+.
Jaunystė kvepia koją su triekštais mandarinais, o tai kas kita. Bet juk minėtoje horizontalėje. Pačios nuostabiausias merginos yra 40+. Nes jos nenuvysta. Nuvysta kalendoriai. Tekstinės realybės šlovinimas. Sunkiasvoris frazių barokas. Sodrus minties minimalizmas. Pasaulinės literatūros montažas. Vyno kopija. Aš galvojau tokius dalykus, dar kol Kornelijus groja šitą fainą motyvą. Tokį, žinai, kad... Oi, užsidegs. Oi. Ne pirmą kartą. Kol Kornelijus groja, aš tokį pagalvojau dalyką, nes aš, žinai, čia galvojau, čia vežiuosi po mokyklas dalykus, kad gelbėsiu, žinai, nes kažkokią socialinę tą problemą spręst. Ir aš pagalvojau, o kas jeigu mes padarom eksperimentą ir, pavyzdžiui, kartą, kai tenais vaikam, kuriems, kad neleidžiam pinigų tom socialiniam reklamom, kurios neveikia ten kažką, kur padaro, kad tiesiog padarom sistemą, kad vaikai tiesiog už patyčias gali gauti pinigų. Paskirtum tą biudžetą, kur yra antradienį, yra sistema, tu ateini ir sakai, kiek iš karto iš tavęs pasityčia ir tau gauna išmoką. Vaikas galės pradėti lankyti savigynos kursus, galės ten pradėti su asmeniniu vairuotoju į mokyklą važiuoti, krūvą dalykų galės spręsti, pradės galbūt pats už save mąstyti, galbūt čia, žinai, visai galės išsispręsti. Ir tada, pavyzdžiui, vyktų, kad ateini, dariuk, kas tau buvo? Iš manęs Danutė tyčios. O ką sakė? Sakė, kad aš esu talepečkojus lokys. Žiūriu praeitą kartą. Dariuk, čia sakė, kai tu nemokėjai šokti, čia buvo metafora. Čia nebuvo patyčios. Ką dar sakė? Sakė, kad aš lochas. Už lochą jau 3 kartus gavai išmoką. Matom, kad išvadėlių nepadarėm. Kas dar? Nieko. Ponios ir ponai, Kornelijus Pakunskis ant scenos. Žinot, vieno dalyko, ko aš noriu mažiau dabar, kai visur atvirai papasakoju. Aš nebenoriu, kad žmonės atvirai kalbėtų. Meluokit man. 2 dalykų aš nebenoriu podcastų, kur kažkas kalba atvirai ir įmonės, kurioje yra daugiau negu 100 žmonių, pizdėlintų apie viziją. Aš noriu ateiti, atidirbti ir varyti namo. Nenoriu klausytis apie tus tavo kažkokius startupus gelbėjančius pasaulyje, jeigu tu nieko negelbė. Aš noriu atidirbti ir lygiai taip pat nebenoriu tų atvirų pokalbių. Tai dabar mes su saksofonu padarysim rubrikėlę. Patogus klausimai saksofonai. Tai labas vakarėlis, tai šiandien turime rubrikėlę Patogus klausimai saksofonui. Mūsų remia, mūsų rėmėjas, pradžiai norėčiau, kad paplotume mūsų rėmėjai, heroinas nealkoholinis. Jeigu kas negirdėjot, ką aš sakiau, neatsakingas heroino vartojimas gali sukelti priklausomybę. Labas, saksofonė. Aurelija klausia. Kiek patogiai telpa seilių į free jazzo kūrinį? Mūsų draugai nesumokėti mokesčiai klausia,
Kaip atrodo tavo diena? Dovydas klausia, kokią įtaką tau turėjo Liza Simpson? Pasikartojantis klausimas, labai daug žmonių tave klausė, kaip tu žiūri, yra toksai, daugelį žmonių džiazas ir saksofonas yra seksofonas, siejamas su suaugusių žmonių filmais. Ką saksofonė tu mantai apie acid smooth jazz? Aš truputėlį atsiprašau, kad turėjau čia pravirkdyti tave ir aš galbūt nebuvau užsibrėžęs ribų, o gal tiesiog tu galėtum papasakot, daug kas klausė, o kokia buvo tavo vaikystė? Čia yra patogus klausimai saksofonai. Mūsų draugai yra, jau suvalgiau, mūsų draugai yra plaučių vėžys ir naudodamasis progą, jau be cigaretės tiesiog norėčiau papasakoti jums istoriją. 2004 metai. Grupelė studentų eina namo po vakarėlio ir prie konteinerio randa labai gražią lovą. Kažkam kyla pagunda parsinešti tą lovą namo, į bendrabutį parsineša ir staiga po 4 mėnesių paaiškėja, kad visos bendrabučio panos yra nėščios. Niekas nesupranta, kodėl. Ar čia kioskelyje prasti prezervatyvai, ar kažkas. Tada atsiranda toksai moksliukas, kuris sako, man atrodo, čia yra kalta lova. Nieks moksliukų netiki. O moksliukų netiki dėl to, kad ne todėl, kad jis būtų durnelis ar kažkoks, o dėl to, kad moksliukas čiaudėja taip. Pči. Nes nieks nepasitikė žmonėm, kurie čiaudėja pči. Kaip žiurkėnai. Pči. Tu negali, tu turi normaliai čiaudėti, jeigu nori pasitikėti. Apči! Čia yra normalus čiaudėjimas. Dėl to moksliukų pči. Nieks nepasitikėjo. Bet bendrabutyje buvo 2 homoseksualūs studentai, kurie norėjo susilaukti vaikų. Vienas buvo labiau skeptikas, kitas labiau optimistas. Sako, davai pabandom. Ir jie pradėjo bandyti toj lovai. Ir tada iš lovos pradėjo rūkdūmai. Nes lova nežino, kuris turi būti nėščias. Ir būtent dėl to mes dabar gyvenam tokiam geram pasauly, nes tie 2 studentai išgelbėjo, kad nebėra tos siaubo vaisingos lovos. Ir kartais, kai stand-upas toks būna tokia biški tyla, aš tada pradedu galvoti, kaip aš norėčiau, kad būtų laiko mašina. Ir aš galėčiau sugrįžti atgal ten 15 minučių ir tada nebeit šitą kryptim. Ir aš tada suprantu, kad kai atsiras kelionės laiku, tai iš pat pradžių jos bus brangios, aišku, pirma Katy Perry pakeliaus ten kažkur. Ir tada atsiras pigių skrydžių kelionės laiku. Kur tam, kad nuskristum 15 minučių atgal, turėsi nuskristi 300 metų atgal, padaryti 5 dienų persėdimą ir susikeltas 15 minučių atgal. Aišku, jeigu skrisi su vizieru ir pilksi tą
paprastą kainą, ten, pavyzdžiui, ir persėdimas viduramžiuose. Į kainą imuninę sistemą neįeina. Turi mokėti ekstra, ar nori, kad imuninė sistema ten įeitų. Ir tada tikrai sukilė, aš tai galvoju vis tiek, kur aš labiausiai bijočiau persėdimo, tai 2.8. Nes visi jau turėjo mobilkas, bet visų mobilkos buvo skirtingais pakrovėjais. Kur aš įsivaizduoju, kad kai dabar visi bando daryti startupus, 2008 metais inžinieriai kūrė kuo skirtingesnį telefonų pakrovėją. O tokie turėjo būti linksmi dalykai. Ir žinai, yra iš tikrųjų su to kelionė laiku man vis, aš čia, žinai, esu tam, kad išleičiau tos bajerius į gyvenimą. Ir, žinai, ir tos bajerius kartais yra sunku išleisti, kartais lengva, nes bajeris, pavyzdžiui, jeigu, kai kurie bajeriai, žinai, jos yra lengva išleisti, nes jie tiesiog pasensta, pavyzdžiui, Jūratė ir Kastytis. Žinai, nebeaktualus bajeris, nes jisai, jau nebėra cigarečių Kastytis ir nebeveikia, bet aš, pavyzdžiui, turiu tokių bajerių, kur, pavyzdžiui, yra jie, žinai, pasakai žmonėm ir jie po kurio laiko vėl nebeatsimena ir tu gali sakyti. Kur, žinot, Marijampolėj Katė sako, Marijampolėj Katė sako, man labai patinka skaityti regioninę spaudą. Ir aš kartais paskaitau regioninę spaudą ir aš net pamatau antraštį ir aš daugiau nebeskaitau ir bandau įsivaizduoti, kas yra toliau. Pavyzdžiui, buvo toksai straipsnis Pamario naujienose. Tautodailininkas A. Ričkus. 2. Nors man 76, neprarandu vilties išdrožti gražiausią lietuvišką mergelę. Aš tiesiog tada įsivaizduoju, koks tai galėtų būti straipsnis. Sveiki, sveiki. Labai įspūdingi drožimai jūsų. Gal galėtumėt papasakot, kaip pradėjot, kada pirmą kartą nudrožėt? Tenais. Pirmą kartą taip gerai nudrožiau kokių 12 metų. Iki tol tokie kažkokie nekalti padrožinėjimai, žiūrėdavau, kaip tėvas drožė. Bet nieko ypatingo, bet tada jau 12 buvo tas, kai aš kažkaip taip nudrožiau ir tada jau pats savaip ir jau tada pradėjau suvokti ir tada jau manęs drožyboj nieks nebesustabdė. Net mano tėtis buvo drožėjas, senelis drožėjas ir net jie kartais sakydavo, gal tu biškį apsiramink. Bet tai vis tiek tęsiasi, o tai sakykit, gal ponas, o gal jūs galėtumėt pasakyti, apie drožybos kažkokius ypatumus? Kaip, čia viskas labai paprasta, žinai, mes kaip drožėjai juokaujam, liepą išdrožti, kaip 2 pirštus savo drožti. Lengvas medis. Su eglė, žinai, šakų yra, biški laužos, reikia mokėti prieiti, apšilt su ją. O tai sakykite apie mūsų tautos pasididžiavimą ąžuolą. Mūsų laikais tokių nebūdavo. Mes, žinai, tokių nedroždavom. Ir dabar, kai aš čia sėdžiu, jūs žiūrit ir pradėjau galvoti dalykus, kad visgi kažkas keičiasi ir vienas iš tų pasikeitimų būdų, tai yra, pavyzdžiui, kai supratau, kad aš jau nebepasivyju dabartinių naujienų, tai kai atsirado mikroloftai. Ir aš supratau, kad man čia jau viskas, čia žinot, kai kažkas sakė, tie Facebookai, arba TikTokas, aš Facebooką dariau, bet TikTokas ne, paskui žiūriu Facebook'e TikToko Reels'ų, ne. Man mikroloftai buvo tas, kai aš supratau, kad aš nebepasivyju su Vilniečiais. Nes kai aš gyvenau 12 kvadratinių metrų bute, 3. Aš vakare turėdavau skaityti knygą su mažesniu viršeliu, nes vienam užstodavau kompo ekraną, kitam teliko kampą. Aš negyvenau mikrolofte. Aš gyvenau kamurkiai su antrasolėm. Ir staiga atsiranda mikroloftas. Ir aš aišku galvoju, į kokį aukštį turi pakelti tą lovą mikrolofte, kad taptų iš kamurkės į mikroloftą. Ar yra kažkokia dizainerė ar dizaineris, kur yra paskaičiavę? 4 statybininkai kelia antrasolės
kamurkė, O, mikroloftas. Paliekam mikrolofto teritorijoje. Ir tada, kur ten sėdė tam bute, žinai, kur bet kas bus aprašyta, labai gražus vaizdas į skaitliukus. Ir dar, žinai, nes būdavo, nes aš kartais kai kuriuose vietose noriu to aiškumo, žinai, kur ten tipo yra tas aiškumas, nes šalia pusamžių vyrų, kur savai žodžiais atpasakoja Wikipedija, kitas yra, jeigu 26 metais jūs dar Facebook'e skundžiatės, kad jūs blogai aptarnavo. Ta prasme, pažiūrėkite į Seimą, čia žmogus už minimumą, tarsi džiaugis, neprispjaudo, neišpila, viskas gerai, džiaugis to aptarnavimu. Ir aš noriu, tais mikroloftais, to tokio aiškumo, nes aš atsimenu tą laiką, dėl ko jie mikroloftai, nes būdavo parduotuvės, žinai, dabar, kur tu ateini į parduotuvę, labą dieną, ko norėsi, ten, pip, ten groja melodija, pip, ten, oi, kokie skanus bananai pas mus, pip, ten, kokio maišiuko norėsite, ekologiško ar paprasto, pip, oi, koksai fainas jūsų pirkinių krepšelis bus, 56 euriukai ten kažkiek. Aš noriu to senaus, geraus, aišku, kur ateini, pip, bulvių kodas koks. Julija, koks bulvių kodas? 15, 18, 32, kartok. 15, 18, 32, pipt. Ir bananų kodą nežinai. Bananų kodą nežinai, bananų šiandien nevalgys. Bus pamoka, pipt. 2 eurai šiam 5 centai. Centų gal turėsi. O kas jei surandu? Ir, žinai, ir tais mikroloftais tada vėl prieina, supranti, kad aš jau kažką praleidau. Aš jau nebesu toj vietoj, bet, aišku, aš vis nugalvoju, kad jeigu komiko karjerą nesuvis, kad reikės kažkokių, žinai, dalykų, kad aš galėčiau, bandysiu dar prisitaikyti. Nes Užupį, Paupį, kur pastatė naujus butus, ten yra labai puikiai, ten tiesiog pastatė, žiauriai brangiai visi nusipirko, poetai negalėjo nusipirkti. Ir per pirmą sezoną tiesiog nutrupėjo fasadas plytelio. Ir žinai, senais gerais laikais, kai tave kas nors apgaudavo, tu jausdavais, kad tave apgauna. Nes viskas yra aišku, tave apgavo ir tu jauties apgautas ir nereikia kažkokių išvedžiojimų. Dabar, kai tave apgauna, yra mikroloftinis apgavimas. Nes ten neparašė, kad mano laikais būtų sakę, nusipirkai pats, ką nežinojai, kad trupės, pasikeisk. Dabar tu keities pats, bet ta statybų įmonė Užupį, čia tikrai, čia aš neišsigalvoju, jie parašė, modernizmas laužo taisyklės, sezonas plyteles. Koks be gali būti žiauresnis smūgis tau į veidą. Sezonas plyteles, kur ten, žinai, simbolistai slepia reikšmes, mūsų statybininkai mokesčius. Van Gogas nusirėžė ausį, mes norėšim jums algą. Ir aš pagalvojau, jeigu ką dėl viso pikto aš noriu, žinai, kokį parašyti motyvą, jeigu kartais, kad jūs tokį motyvėlį, muzikinį intarpą pagal mikroloftas. Aš čia. John Cage buvo kompozitorius, kuris sakė, kad gatvės triukšmas jam yra tokia pati muzika, kaip ir orkestras. Remdamiesi šią taisyklę, mes savo butuose visiškai nedėjom garso izoliacijos. Girdėkit gatvę ir visuomet pamaloninkit savo vidinį melomaną. Tik su mūsų butais. Be to jūs labai puikiai girdėsit kaimynus. Nes žinot, galėsit pletkinti. Nes pletkai jungia mus geriau nei superglų. Ir be to mūsų butai moko esminį dalyką, kad jūs taptumėt kuo greičiau savarankiškas. Dėl to vos tik nusipirksit butą, iš karto visą atsakomybę guls ant jūsų. Mes ne prie ko.
Jūsų vidinis balsas sakys, ne, mane apgavo, o jūs išdrįskit būti alfa. Brokerio apgautas alfa. Tai nežinau, ar su mikroloftais tiks pirkti šitas kūrinys. Gal ir bus galima, žinai, nusipirkti. Susižiūrėjo. Tai... Oi. Gal jau nebereikia to Arvido, nes labai jau prišnekėjo tas Arvidas. Aš, žinai, dar tokių kažkokių, čia nauji metai, naujos rezoliucijos yra dalykėliai. Aš dabar turiu suskaičiuoti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jūs nesuprantat ką, bet jums ir nereikia čia. Čia sena technika. Čia, žinot, toks, kad tu vertintum kažkaip kartais kai kurios savo dalykus, yra toksai, kad kai mokėmės mokyklai, visada būdavo toksai, kad geriausias rašytojas būdavo tas ar ta, kuri yra palaidota prie jūsų mokyklos arčiausiai. Arčiausiai palaidotas pats geriausias rašytojas. Ir tada, kai tu išvažiuoji į Vilnių, pavyzdžiui, susitinki su kitais iš kitų miestelių ir sužinai, kad visi turėjo po tokį geriausią rašytoją. Tada tavo rašytojas nebetenka toks unikalus, tai man Švėkšnoj būdavo ir tebėra dar, tikiuosi neišėjo, palaidotas yra Simonas Stanevičius. Ir aš jums noriu, nes mums reikėdavo mokintis jo pasakėčias, ir aš sugalvojau, kad tiesiog galima pasakėčias mokintis repo ritmu, nes aš noriu būti hip. Ant sraunios upės pagal žolyną seną, vinkim daugel metų Žemaitis gyvena, nebuvo aplinkui nei jokį kaimyną, kad būtų tokia didelė graži šeimyna, pilni tvartai galvijų, javai netilklėti, nerasi laimingesnė cielam pasvieti, bet buvo garsas aplinkui ir visi žinoj, kad naktim tas Žemaitis torentus pumpuoj. Garsas aplinkui ir visi žinoj, kad naktim tas Žemaitis torentus pumpuoj. Ant to garsas seniūnas atėjęs pa žmogų, sako, tu neturi gėdas kaimynams iškadas daryti, visą kaimą internetą stabdyti. Atsakė žmogus, jogdamas dvasioj savo, mano internetai niekam blogą nedaro. Ir nusivedė žmogus seniūną į prietelį, ten, kur visi tie servai sudėti, išjungė jisai tos torentus ir staiga kaime pasigirdo. Greitas internetas, Dariau, greitas internetas, visi prie PC, greitas internetas ir visi žmonės supuolė prie internetų, pradėjo torentus pumtis, Netflixą žiūrėti ir suprato seniūnas, kad oh my fucking god, kaimas nebedirbs, jeigu turės greitą internetą, nes greitas internetas nepašers gyvulių, greitas internetas neapars laukų ir norėjo jisai tam žmogui sakyti, žiūrėk, ačiū, kad tu gelbėjai mano kaimą, bet jam nebeišėjo, jis tiesiog padarė kažkokią cheap Veitso interpretaciją, kad like a brule, look like a Trump, ain't got a water, got a postage jump, talking to you all, man, sleeping on the ground. Ir ten taip susidėjo ir žinot, ką aš noriu esminį dalyką pasakyti, kad šiais neramiais laikais ne Arvidas šį kartą čia sakys, nes aš noriu išeiti į tarptautinę rinką ir šią tokią lengvutę dedikaciją. Every day after the news ateikia shit. Big shit, white shit of paper. I work on a poem about a piss. We want piss. We want piss. Imagine all the people coming to the streets, dreaming, shouting, praying for the piss. Big piss. Warm piss. Piss like a water, where everyone could fit in. But once again I fail, but I don't sad. On a time like this, I dream of a secret beach. I sit on my beach
alone and free, listening to the Baltic Sea. You know, beach, sand, water, sea, nice hair, beach effect on hair. So let's all come together. Fireplace, beach, peace, guitars, and sing a song of peace. Ačiū, kas atėjot, kas išklausėt ir susižiūrėjot. Čia kol ploja, tai aš tikiuosi, kad čia aš pabiškai jau į studiją savo mašiną nešuosiu. Ir turiu papasakot, aš kaip sakiau, tikiuosi, kad per šios metus pavyks parašyti 2 spektaklius, tai ačiū, kas rėmėt ir investuojat. Ir kad pavyks, tai žinokit, aš bandžiau pramušti TikToką. Kėliau visokius bairius ir tiesiog vakar įkėliau, kaip aš užvedu savo šaltą mašiną, dizelį, ir tai yra mano populiariausias video. Tai aš darysiu mokymus ir kelsiu, kaip vedasi mano šalta mašina, ir tikiuosi galėsiu šiais metais pakviesiu į dar spektaklį. Tai gerų metų ir ačiū dar kartą, kad atėjot, klausėt ir žvengėt.